Visiems labą dieną. Kaip žadėjau, pafilmuosiu, kaip čia pas mus gaunasi Vokiečių gatvėje. Dedam šaligatvį granitinį. Kebra jau kažkiek biški, jau kelintą trečią dieną deda. Ar antrą? Gal antrą? Ne. Nu vienu žodžiu. Jau biški jam ranką primušė. O tokios plytutės eina. Mažos. 3 spalvų plytos. Tarpai, aišku, yra visokių niuansų. Plytos nekalibruotos tikrai, vat, pavyzdžiui, pasižiūrėkit. Ne. Tikrai nekalibruotos. Bet gaunasi. Gaunasi kažkoks rezultatas išeina, va toks kažkoks, ne. Tai čia dar netankinta. Čia dar netankinta mūsų. Manau, kad viskas čia bus gražu. Dabar šį čia. Reikia visą laiką žaisti su įėjimais į ofisus, į parduotuvės, į restoranus. Turim va tokių dalykų archeologinio, istorinio paveldo. Reikia aptepti, padaryti hidroizoliaciją, užkasti. Istorikai sako, tik netankinkit su vibrotankintuvais. Nu, vienu žodžiu. Ne viskas taip lengvai, kaip norėtųsi. Nu, bet eina gaunasi. Eina gaunasi. Tai va, tokie reikaliukai. Na ką, susitvarkysim su šitu šaligatviu. Ir eisim tada. Eisim į vidurį, ten biški dar kitokios plokštės bus. Ten bus dar kitokios plokštės. Tai va, tokie reikalai. Nu ir mes prisidėsim biškutį prie senamiesčio rekonstrukcijos. Tai kol kas tiek.